pas mus vloginimo žanro klasika – unboxingas arba prekių išpakavimas. Žvelgsim frezavimo stalą, oro filtrą ir tam tikrus mažus, bet labai naudingus, galingus magnetus, magdžigai. Pirmas mūsų sąraše yra oro filtras, labai svarbi tema, nes patalpos mažos, čia yra tikriausiai kiekvieno staliaus ar baldininko iššūkis. 70% laiko tai yra tiesiog dirbantis ekscentrikas, kuris nors ir turi pajungimą prie dulkių siurblio, bet to neužtenka. Tai yra, sakykime, tai pirma pakopa, ne? Kur aš bandau surinkti dulkes nuo šveičiamo paviršiaus. Aišku, didžioji dalis nepatenka į siurblį, o net ir ta dalis, kuri patenka, vis tiek mano Makita neturi HEPA filtro, tai reiškia, kad dalis dulkių vis tiek būna išmetama į patalpą, todėl yra naudojama asmeninė apsauga. Čia pas mane dabar sudėti tokie paprastesni filtrai, dirbant su dažais lakais dar užsidedamas cheminis filtras. Kitas sprendimas tai yra brangesnis dulkių siurblys arba dulkių ekstraktorius, koks nors festulis su HEPA filtru. Ekstraktorius su geresniu filtru būtų kaip ir išeitis, bet jo kaina yra neproporcingai didelė mano poreikiams. Ir dar baldininkai, žinoma, naudoja tuos ciklonus, kur surinka drožlės, bet tiesiog jam fiziškai nelabai turi vietos ir aš tiesiog, nėra pas mane tokio krūvio, kad aš rinkčiau tiek drožlių. Šepač Heavy Duty Air Filter. Toks filtras, kuris kabinamas kažkur tai 2 metrų aukštyje. Plastikas toks, kaip sakytų automobilio apžvalgininkai, pigus, bet mes suprantam, kad šitas filtras atsidurs kažkur tai aukštai ir niekas niekada jo nelies. Labai paprastas valdymas, keli mygtukai reguliuojantis siurbimo greitį ir timerį. Paskui toks dangčiukas, filtrai yra, reiškia, grubaus valymo filtras. Ir čia jau tikriausiai skaitusi kaip ir ale HEPOS filtras, toks. Tikiuosi daiktas pasiteisins, dabar viską pakabinsiu. Vienintelis minusas, per trumpas laidas, jie galėtų šiaip pridėti šiek tiek didesnį laidą. Gerai, pajungsim, pažiūrėsim kaip veikia. Dar čia yra parašyta, kad jis skirtas patalpom iki 400 kvadratų, tai mano patalpos yra 10 ant 5, reiškia 50 kvadratų, tai yra 8 kartus mažiau. Ir mano turi šitas filtras gali per valandą prafiltruoti 5 ar 6 kartus, kas yra visai gerai. Taip, važiuojam toliau frezavimo stalas Bernardo Oberfarstisch RT3T. Instrukcija tikrai ne kaip IKEA, nes jeigu jau įsigyji tokį stalą, tai yra prielaida, kad turi šiek tiek turėti smegenų. Ir yra tiesiog paveiksliukas, bet step by step instrukcijos nėra. Sistemėlė čia atrodo taip, yra tokios klampės, yra tokie grioveliai, tyrailai, į jį įsistato šitas laikiklis, va taip, ir atitinkamai toliau jį reikia priveržti ir prispausti. Sumontuota freza, taip. Rankos visos juodos. Stalas sveria 50 kg, tai vien stalviršis sveria kokius, nežinau, 35 tikriausiai, nes labai sunkus iš tikrųjų. Sakyčiau, kad pati bazė kojos, jisai tikrai nėra skirtas tam, kad jį tampyti po dirbtuvės, jisai turi būti stacionarus. Visas kitas funkcijas, čia nėra iš esmės funkcijų jokių. Paskirtis yra lygiai tokia pati kaip ir stalas, kuris stovi už jo. Tiesiog mums čia reikalinga freza, kuris sukasi, ištraukimas. Šiaip viskas good. Ir mes einam prie sekančio daikto. Vienas įdomiausių dalykų. Brandas vadinasi MagSwitch. Tai yra magnetas, kurį galima įjungti ir išjungti.
šio daikto panaudojimo variantų ir sričių yra tiek, pats gamintojas sako, kad apribojimas tik tai vienas, jūsų fantazija, kaip jūs jį naudosite. Jisai dabar išjungtas, jeigu aš jį įjungsiu, viskas, aš jo atplėšti jį yra labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Jo, bet jeigu jūs jį išjungsit, atitinkamai viskas nuimat. Tai tarkim, mano stalas turi tokią kreipiančią, kuri šiek tiek juda. Tai jeigu aš jį pastatau čia, aš dabar labai kėvai tiesiog parodyti jums esminį reikalą, viskas toliau jisai nejuda, aš jį galiu fiksuoti. Aš nežinau, kaip tai veikia, bet tai veikia kaip magija, tikrai mind-blowing. Atrodo, kad vienas geriausių pirkinių šiais metais. Tai tikriausiai tiek šį kartą. Tikiuosi patiko apžvalgos įrankių ir prietaisų, kurių niekur nerasite. Apžvalgų niekur nerasite. Aš neradau filtro apžvalgos nei anglų kalbos segmente, lietuvių kalbos segmente žinoma irgi nebuvo. Stalo apžvalgos apart nuotraukų, kurios yra įdėtos į pardavėjo svetainę, irgi niekur nėra. Na ir žinoma, MacJiggai šitų daikčiukų apžvalgų yra pilnas internetas, bet kažkodėl tai Lietuvoje vis dar neparduodama. Reikės palaukti tikriausiai porą metų. Tiek šį kartą, dėkoju, kad žiūrėjote, iki sekančio.